kaip mane užkniso klientai, kurie palieka automobilių pardavėjui depozitą, rankpinigius už automobilį ir po to užsako mūsų automobilio patikrą. Tai aš jums paaiškinsiu, kodėl tai yra žiauriai blogas dalykas ir jo negalima visiškai daryti. Pirmas dalykas, jeigu tai bus geras automobilis, mums derintis kainą jau nebepavyks. Pamirškite tą dalyką, nes jis jau turi rankpinigius, sakys slow down ir važiuokit, jeigu nepatinka, kitą pirkti. Tikrai nesiderės iš patirties, sakau. Kitas dalykas, jeigu bus netvarkinga mašina, kas yra labai daug šansų, pem ant pem, tai jūs daug šansų, kad prarasite depozitą. Galbūt mums nepavyks iškrapštyti iš to perpardavinėtojo tų pinigų. Šiandien va tokia pat situacija buvo, nuvažiavo moteris, žodžiu, apsižiūrėtų automobilį, aikštelė, senas, 15 metų, nu ką, apsižiūrėjo, tiko, patiko, paliko 1000 eurų rankpinigių. Kam? Dabar atvažiuojam mes patikrint, randam pilną defektų, nebenori tos mašinos pirkti, ką mano dabar rankpinigiai, sako, nuplauks. Teoriškai, perpardavinėtojas galėtų jų negražinti, nes jis sako, ašgi nesakiau, kad čia tvarkingas automobilis, aš sakiau, kad galit tikrinti, vežkit kur norit, aš nežinau, ką parduodu, sako, aš tiesiog nupirkau ir perparduodu, aš ne kažkoks automobilio ekspertas. Tokią poziciją jis pasiėmęs ir, nu, kaip ir logiška, kodėl gali netiduotų pinigų. Tai, kaip sako mano močiutė, durna ir bažnyčių muša. Bet, aišku, neįsižeiskit niekas, visi mes darom klaidų, aš irgi ir didžiulių, ir visi mes už jas turim atsakyti. Tai būkit protingi ir darykit logiškus sprendimus. Tiek žinių, gerų jums pirkinių.